Labas, labai smagu, kad prisijungiai. Šventas raštas mus ragina atnaujinti savo protus Dievo žodžiu. Todėl kviečiu klausytis pamokslo ir tebūsi šiandien juo labai palaimintas. Jo, klausiausi tą šeimos kaučerę, nežinau, šunis vedžiodama. Ir jin pasakė vieną dalyką apie tėtį. Sako, niekada nesakyk, kad tu neturi tėčio. Kai jo nėra namie, tu nori sakyti, neturiu tėčio. Nes čia yra iš esmės melas. Tu turi tėtį. Jeigu tu esi va šitoj žemėje, tu jį turi. Nesvarbu, jis gali būti miręs, jis gali būti išėjęs, jis gali būti dar kažkas, jo gali nebūti šiuo metu, bet tu turi tėtį. Tas neturiu tėčio toks iš karto sukuria, kad tu, o kas tada aš, jeigu aš neturiu tėčio? Galiausiai dabar galvoju, yra dangiškas tėtis. Tu visada turi tėtį. O ta mintis labai. Ir ta kita mintis, moteris namuose tikrai yra ir vyrui, ir moteriai tos rolės, ir mes žinom, Biblijoje tikrai labai daug. Ir ypač, kai auginam vaikus, iš to savo vėlgi tokio, neatstatyto vidinio žmogaus ir moteris, ir vyrai, pridarom daugybę klaidų. Ir moteris, kadangi moteris, aš iš moteris kalbu, linkusios pasąmoniniam lygiai išstumti vyrų rolę šeimoje, išstumti tos vyrus, atstumti nuo vaikų, nes atrodo, kad nesugebės tai pasirūpinti, nesugebės ten, kaip aš žinai, viską. Aš atsimenu, kai reikėdavo palikti savaitę vaikus vyrui, kas ten darydavosi mano viduje, būkim sąžiningos, atrodo, nepaduos ten valgyti, taip neišvirs, nepaduos, iš bado numirs ten visi, arba ten nukris iš 3 aukšto. Tikrai, taip, kai jeigu taip išrašytumėm nuoširdžiai, kas ten viduje darosi, gal ne visoms, tikrai nesakau, neteigiu, bet man tai būdavo, iš kur tas prakeiktas nepasitikėjimas, o iš ten, iš to neišgydyto vidaus. Tai eikim tą kelionę, nes ten tikrai viskas, sako, iš širdies gausos kalba lūpos, arba ten mintis kyla, iš kur jos kyla, iš to turinio, kuris ten sudėtas. Ir tai yra, tiem tėčiam po to, tai tas vaikas užaugs, tai jau jis ir turės tada laiko ir santykiai, jie nedraugaus, jeigu neleidai mažiukui turėti laiko su tėčiu, nedraugaus, ten nebus apie ką kalbėti. Ir tada bus, kai sako, tiuliai, tada reikės eiti vėl tą kelionę kažkokią. Ten buvo daugiau tų įdomių minčių. Bet tos dvi kažkaip dabar iškilo ir mums verta tai žinoti, mums verta tikrai gilintis, mums verta išpažinti, kai ten kažkur esam. Jaučiam pačios, tikrai šventoji dvasia, kuri yra duota mums, apie tą šventąją dvasią ir apie buvo sekminės, jūs tas pasakoja, aš galvoju pasakoju, bet dabar pakreipė Dievas kitaip, jau užtenka. Bet šventoji dvasia duota, jinai yra mokytoja, ji ne tik godėja, jinai patarėja, jin moko, jin liudija, kai kažkas ne taip. Ir mes, jeigu jaučiam, kad kažkas ne taip mano gyvenime, ką mes turim daryti kaip tikinčios moteris ar vyrai? Pagalbos ieškoti. Klaus Dievo, ta pagalba visaip gali ateiti iš žmonių, iš Dievo, iš visur, bet nepasilik ten, kur esat, nes jeigu mes pasiliekam, tai kaip mano šiandien mėgstama frazė, tai nėra vien apie mane, tai nėra vien apie tave, tai yra apie tai, ką tu duosi kartoms po savęs. Bet koks geras pokytis mano viduje, jisai atsilieps mano vaikams ir mano vaikų vaikams ir aš būsiu galbūt ta pirmoji tam 1000 palaimintų kartų, teisingai. Todėl tas bet koks pokytis, šiandien Dievas važiuojant taip ir pakreipė, dėl to dar įsimečiau tą knygą, visai kitaip buvo mintis, bet tikrai Viešpatie duok tą maistą šiandien mums tokį, kokio šiandien reikia šitoj vietoje, šitiems susirinkusiems žmonėms. Ir tikrai sveikinu su visais, kuriem asmeniškai nepasakiau, bet atrodo su visiems jau pasakiau, labas rytas. To maisto, ką mus vakar valgėt skanų fizinį maistą, buvot gražioj šventėje, šiandien tas dvasinis maistas, jis irgi yra paruoštas, Viešpats padengia stalą, nukrauna to maistu, kurio mums šiandien reikia. Tikrai galima apie daug ką kalbėti, bet tą maistą Viešpatie, kurį tu mums paruošei šiandien, padėk ant stalo, kad kiekvienam būtų bent po žodelį, bent po sakinį, kad būtų atsakyta į poreikius tikrai. Nežinau Viešpatie per ką, bet tu žinai, per ką eina šitie
tavo tautos, va ta dalelė, kuri yra čia, Viešpatie, aš dėkoju tau, kad tu matai kiekvieną širdį. Ir jeigu jin šiandien yra rami, sakei, bet jeigu jin turi kažkokį poreikį ar nerimą, Viešpatie, ar klausimą, tegul būna tai matoma ir tegul būna tai pakelta. Dieve, dėkoju tau, Kristau Jėzau, amen. Ir tikrai aš šiandien asmeniškai esu tokiam laikė, kad tik spėja gaudyti, kas dar ką praneš. Kai skambina, tai galvoju, tai dabar ką pasakys, čia vėl kažką, nes čia buvo serialas toks, mamai atsinaujino onkologija, tai jau number one ir big deal, žinai, po 14 metų ir ten jau ne tai, kad pirma, antra, ten greičiausiai ta jau kita pusė, kur jau ir metastazės ir viską. Ir pradžioje toks, visiems ten buvo labai sunku ir šeimoje, ir tas jautės, ir tokiais momentais, tai va, tu ir pasižiūrė, ant ko tu stovi, žinai, taip, susviruoti tikrai teko, bet vėl tas po poros dienų, vėl ta pusiausvyra atėjo ir vėl atėjo Dievo artumas ir vėl tokia pagoda, kad viskas in control, Dievas sako in control, ir tada laukiam planinės operacijos anūkiai. Čia viskas, močiutė pas onkologą, tai reiškia mama mano važiuoja trečiadienį, ketvirtadienį anūkės inkstą operuoja, nes kai čia gimė, nepastebėjo, kad ten neužsidarė pilnai, ta geldelė ar kas ten turi užsidaryti. Ir pastebėjo, tai yra malonė Dievo, pastebėjo Kaune klinikose, kada visai kitų reikalų buvo. Suplanavo, padarė ir pakėlė maldas. Nepasilikim vieni tokios situacijos. Tikrai pakilo maldos ir ką Danielė liudijo, nes labai jaudinosi. Jauna mama jaudinosi. Ir sakė, tą akimirką, kai jūs pradėjot visi melstis, pajutau tokią ramybę, kaip būtų vaistų, kas davė. Vaistų, žinai, sako, galėjau jau normaliai elgtis, nesako, negalėjau, net vyrui sakau, viskas, ką jis sako, ten nervuoja, žinai, atrodo tokia įtampa ir viskas taiga, žinai, nueina. Ir ta operacija pavyko, aišku, per pus trumpiau truko, negu kad sakė Kauno klinikose gydytojai ir geri, bet žinai, ir geri gydytojai, jie turi būti Dievo rankose, jie yra žmonės, bet pavyko operacija, labai greita reabilitacija, ten po valandos, ten iš viso, ten klounai atėjo, nusivedė, net nesuprato, kur tai yra Dievo malonė. Faktiškai 4 metai jai yra, jin supranta, jau jinai nėra baibis. Ją nusivedė, ir kai jin atsibudo, jin paprašė valgyti, jin po 3 valandų ėjo žaidimų kambarį žaisti, tai čia kitaip dabar daro, aišku, neperpjauna viso to šono, kaip anksčiau darytų laparoskopo būdu, bet vis tiek tai yra vidinis organas, tai yra inkstas, tai yra, dantį jau eini pas dantistą, visai, žinai, tu ten jaudinės, tai viskas pavyko ir atrodo, aleliuja, jau jie namo važiuoja, skambina iš namų, kad žento, tai va bruknės seneliui blogai kažkas, greitai kviečia, lakinai tas pačias klinikas, jis ten labai jam blogai su širdim, nes kairiai pusėje skausmai. Tik spėjom atsikvėpti, jau ten, žinai, maldos kyla, jau ten, kas ten, žinai, dabar dar jis yra ligonė, jis nebuvo iki sąmonės praradimo, bet įtarė, kad galėjo mini infarktas būti, dar ieško, dar nežinau. Ir toks serialas, žinai, per sveikatą, čia bam, 3. Ir aš sakau, bet tada tu supranti realiai, kad tu turi tikrai Dievą. Ir tai yra skirtumas, kai tu jį turi. Visi tikintis, įskaitant ir tą senelį, visi stovim su Dievu, jeigu ir mamos netgi atveju, jeigu ir išeis, bet svarbu, kaip tu išeisi, kaip, su kokia širdim. Ir jeigu, sako, be jo žinios nei plaukas nenukris nuo galvos, tai tu tokį pasitikėjimą, jis auga. Arba tu tokioje situacijoje prarandi visai pasitikėjimą, arba jis auga. Arba tai užaugina tave, sako, kiekvienoje krizėje yra 2 variantai. Arba tu žlungi, tai reiškia šituo atveju prarandi tikėjimą ir kaip tam sakė Jobui, ne žmona, prakeik Dievą ir mirk. Ir yra tas momentas, kad tu gali tai pasielgti. Arba tu toliau lieki stovėti ir kaip Jobas
jo akivaizdu ir sakyti, kad Dievas ištikimas, Dievas mane išgydys ten, ar mane pakels, ar jisai praves per tą mirties šešėlio slėnį, whatever, kaip jis ten praves, bet jis, ar aš toj pusėje liksiu, ar aš anoj, bet aš einu su juo. Ir čia yra ta krizės outcome, žinai. Tai toks dėkingumas, žinai, ir tikrai nelengva, fiziškai, kūnui nelengva, bet dvasia, tu jauti dvasiai, kad tu esi, tikrai sustiprintas dar labiau. Ir toks jautrumas atsiranda, jautrumas ir stebiu ten aplinkui vyksta dalykai ir tam ir anam, čia rašė tų poreikių per maldavo penktadienį. Bet tikrai neišsigaskim, nes čia yra toks, mes pamatykim, kas galėjo blogiau būti ir ką Dievas toj situacijai, tu gali sakyti operacija, bet į laiku pastebėta, ta yda ten, tas defektas, ateityje tai galėjo atsiliepti žymiai sunkiau, galėjo būti kažkokie sutrikimai, ar ne, ten sako uždegimai, akmenys kauptis, inkstuose, visokie dalykai. O čia pastebėta, tai ta geroji pusė. Ten irgi, žinai, laiku nuvežta, nepatyrė žmogus su onkologija, sako, pradelsta, bet Dievas nevėluojant, tai tas yra jo stebuklo laukimo momentas. Tai kiekvienoje situacijoje, bet tu viską jam pavedi, viską jam. Ir čia pats, nediktuoji ir nerežisuoji, toks jau ateina nusižeminimas. Ir tu supranti, kad čia jau behind the scenes, už tų visų užkulisių, kas čia stovi, žinai. Aišku, stovi, kaip ir rašte sako, stovėjo šėtonas šalia, ne. Juk jam leista atsistoti šalia. Ir leista buvo Jobą išbandyti. Tai gali būti ir tas momentas, kai tavo gyvenime ateina kažkas, kad tiesiog išbandytų. Tai tas šėtonas stovi behind, bet Dievas yra in control, jisai kontroliuoja, jisai sako jam, kada atsitraukti ir iki kiek jis gali tą žmogų paliesti. Jobui sakė, iki čia užbrėžė Dievas ribą, bet gyvybės jo netimsi. Tai jis daro sprendimus, jisai. Ir šiandien kodėl tas sekminių liečiant temą trumpai aktualu, kad Dievas jisai davė tą, kai sako, tuos, kurie įtikės, lydės ženklai ir stebuklai. Ane? Stebuklai šiandien reikalingi, ženklai reikalingi, nes mes, be stebuklų Mozė nebūtų tautos išvedęs. Be stebuklų, Danieliaus knygą vakar skaičiau, kas ten, kiekvienam skyriui stebuklas. Prieš tai tu nežinai, kad stebuklas įvyks, tikrinama ištikimybė, kompromisai. Ir kai nepadaro tų kompromisų, vyksta stebuklai. Ir kad ir galim paminėti, Nebukadnesaras ten sapnuoja antram skyriui Danieliaus knygos sapną, išaiškina ten su ta statula, kur buvo auksinė galva, po to ten išaiškina, niekas negali išaiškinti, Danielių pasikviečia, išaiškina, po to išaukština, nes čia jau stebuklas toks, kad negalėjo nei vienas žynys, nei vienas magas. Trečiam skyriui išbandymas krosnim, bet jau Danieliaus ten nėra, yra tie 3 jo draugai, žydai, su kitais vardais, kad nenusilenkė ir nepagarbino stabo į krosnį, bet krosnį įvyksta kas, jie nesudega, stebuklas, žinai. Ir visi ką? O visi sako, tai yra tikrai tas Dievas čia, kuris jūs išgelbėjo, jam vieninteliam. Bet kas mane stebina, po to, kad jam vienintelį, vėl vyksta toliau tas toks eiga, kad vėl žmogiška, tai yra, kad vėl vis tiek toliau tokie, ką parašė ranka, ne, čia prieš tai dar, kad su aukštu medžiukai, kad jį nužemina tą patį Nebukadnesarą iki žvėries laukinio, todėl, kad jisai vėlgi pradeda save aukštinti, ne tą patį Dievą, kur ką tik matė, kad ten pečiui nesudegė, žinai. Ir vėl, ir tas toks stebuklai, jo, ir liūtų duobė po to jau, kur Danielių įmeta vėl, tas, čia jau pinklės klasta, čia jau karalius verkia, pats pasninkauja ten naktį, kad tik jo nesuėstų, nesisvertina, bet vėl įvyksta stebuklas ir to pasekoj išleidžiami įstatymai, negarbinti kitų dievų, tik šitą. Tai stebuklai, šiandien bažnyčiai ypatingai šitam laikė, aš matau tą Dievo troškimą
atnaujinti tas dvasios dovanas, suteikti mums visiems tą dvasios krikštą. Mes ne tik vandeniu, kad būtume, bet ir ugnim pakrikštyti. Ta ugnis yra šiandien mums norint išlikti, va ten, kur mes esam, būtinas elementas. Sudeginti mūsų pačių vidiniams dalykams, kurie mums trukdo gyventi. Ir tuo pačiu, kaip ta ugnis, žinai, man patiko tas tokia įžvalga, kur vienoje knygoje skaičiau, sako, čia Džono Ostino viena knyga sena, ten apie Mozės krūmą. Sako, Mozė buvo dykumoj 40 metų ir Dievas tylėjo, jisai jo žodelio negirdėjo iš jo, nei žodelio, ir jam to degančio krūmo reikėjo, kad atkreipti dėmesį ir kad Dievas galėtų jam tiesiog atkreipti jo dėmesį, kad aš esu, aš nepamiršau tavęs, aš noriu tave naudoti. Tai Mozė galėjo ir, sakyti, koks čia dar krūmas. Tai va šiandien, bet jisai atkreipė dėmesį, jisai vis tik priėjo. Ir šiandien yra mūsų gyvenime irgi tie degantis krūmai, jie yra paduoti. Arba mes esam kažkam to degančių krūmų, kuris jau yra gal toks žmogus irgi. Ką aš ten kažkada dariau kažką, dabar negirdžiu Dievą, dabar ten toks pakraštys, žinai, ten ateinu, išeinu iš tarnavimo ir jam yra duoti tie degantis krūmai. Jie yra degantis, bet nesudegantis, ta prasme. Mes galim būti kaip tie degantis krūmai kažkam, netgi mūsų tarpe. Tu degi, kitas prigesęs, jisai pastebės tavo degimą, jis ateis, žinai. Mozė pastebėjo ir tai buvo būdas Dievui jį vėl pasišaukti, tai misijai, kurią jis ir buvo nuo pradžių. Jeigu mūsų gyvenime kažkas nevyksta, gali atrodyti, kad Dievas jau čia mane nurašė, žinai, arba tu save nurašėjai, nesvarbu, kiek metų praėjo, žinai, nėra paprasta, ne po kažkiek metų vėl grįžti. Tai, bet aš linkiu, kad šiandien buvo vis tik tais apie tą mūsų vidinės tvirtovės tema kilo, kad dažną kartą mes dėl to ir dedam į krūmus arba nepatikim, arba suabejojam iš vis kažkaip savo pašaukimų, savo gyvenime, apskritai Dievu, dėl tų klaidingų įsitikinimų, dėl tvirtovių vidinių. Ir jau atrodo, ta tema jau iš visų pusių čiupinėta ir pačiupinėta. Jo, bet aš matau, kad tai yra tai, kas šiandien, truputėlį, kiek leis jūsų mintis šiandien paimti iš to, paliesim tą temą. Aš nemanau, kad čia visą tą temą, nes tai yra, vadink, kas tas tvirtovės padaro, čia būtų, iš kur jos atsiranda mūsų gyvenime, toks kaip pirmas, aš manau, tik šiandien tą ir paliesim. Po to, kaip su tuo tvarkytis. Čia yra visa knyga parašyta apie tai, Francio Frangipano knygas, jinai yra labai iš seniai pas mane guli, tikėjimo žodžio 2000 metų, bet pakilę yra tie dalykai dabar ypatingai, nežinau kaip čia pas jūs, bet mes vis tiek judam vienoj dvasioj ir aš tikiu Dievas visiems, visose bendruomenėse kažkaip juda, gal ten ratu, gal kažkaip, gal kartu, bet apie šventąją dvasią, kai apie sekmines kalbėjai, Klaipėdą įsijungiau, ten kalba apie sekmines, Nijolė 2 tarnavimus negali, žinai, padėti. Yra tame kažkas, kas jungia, tiksliau šventoji dvasia mus ir apjungia. Yra kiekvienam laikui savo žodis, savo maistas, ne? Tai sako apie tvirtovės, ką norėčiau pradėti. Tai, ką žmonės vadina išgelbėjimu, yra paprasčiausiai pirmasis Dievo plano etapas mūsų gyvenime. Ir mes sutinkam su tuo, ne? Amen. Mes savo charakteriu ir jėga esame sutapatinami su Kristaus Jėzaus atvaizdu. Ir jei neįstengsime deramai suvokti savo santykių su juo kaip su Dievu, tai daugelis mūsų gyvenimo sričių taip ir liks nepasikeitusios. Nugriauti tvirtovės reiškia keisti senąjį mąstymo būdą, kad per mus galėtų būti apreikštas tikrasis Jėzus Kristus. Gilios mintis, bet pagaunate, ne? Kažkaip. Ir ką sako, antras laiškas Korintiečiams, galim tikrai atsiversti Bibliją ir kas turim, kas ant telefone atsiversti. 2 Korintiečiams, 10 skyrius. Kur mano Korintiečiai? 10 skyrius, 3-4 eilutės. Ir ką mes čia skaitome?
2, 3, 4 eilutės. Vis dėlto, gyvendami kūne, mes kovojame nekūniškai. Mūsų kovos ginklai nekūniški, bet turi Dievo galybę griauti tvirtovės. Jais nugalime gudravimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Jais paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Ir 6 eilutė. Ir esame pasirengę nubausti kiekvieną neklusnumą, kai tik jūsų klusnumas taps tobulas. Jo, ir tai įdomus yra tas žodis, biblinė žodžio tvirtovė reikšmė kokia. Senojo testamento laikais tvirtovė būdavo skirta apsiginti ir apsisaugoti nuo priešų. Čia ir taip aišku, turim tokių pilių, liekanų, viską, tai jos yra tvirtovės, ne? Ir tai būtent jo. Ir tai dvasiniai realybėj tas pats žodis taikomas originaluose, tas pats, kur buvo taikomas fiziniam tom mūrams, tiem visiems tvirtovė. Nes, kai sako, Dovydas nuo karaliaus Sauliaus slapstėsi Horebo dykumos tvirtovės. Ir tas pats žodis Biblijoje panaudotas apibūdinti galingą, kilai sergstimą dvasinę realybę. Tas pats žodis. Ir toj tvirtovėj, matai, mes galim saugoti savo vėlgi tuos senus įsitikinimus, kažkokias, ginti juos. Žiūrėkit, kai žmogus tau kažką sako ir iš karto sukyla ar alerginė tokia reakcija arba gynybinė reakcija, tai ženklas, kad tu kažką ten saugai ir nebūtinai dievišką įsitikinimą, ypač jeigu toks pyktis sukilo ir tu čia sako, reaguok, neneik, nes kartais susigėsti tos reakcijos, tai gerai reakcija išduoda, jin kaip veidrodis. Ir apaštalas Paulius tvirtovę apibūdina kaip samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, ką ir skaitėm. Demonų tvirtovė gali būti bet koks samprotavimas, kuris sukyla prieš Dievo pažinimą ir taip leidžia velniui veikti žmogaus mintis. Ir čia tą svarbų momentą, kai šiandien mes kalbėjom ir ląsteliai pas mus ir su tikinčiais draugiam kalbam, sakom, ar gali, tas klausimas, jūs manau jį irgi keliat, ar gali tikintis žmogus būti apsėstas, ar gali. Čia toks labai aktualus, ne? Tai kažkaip labai mes apie tai mažai kalbam. Ir šitoj knygoje, žiūrėk, ką aš radau parašyta, toj 3 kovos laukai, sako, daugelis tikinčiųjų ilgą laiką buvo mokomi, kad vien todėl, jog turi šventąją dvasią, jie negali būti apgauti. Taip pat netiesa. Viena iš priežasčių, kodėl buvo atsiųsta Dievo dvasia, kad mes labai lengvai apsigauname, o ji nėra tiesos dvasia. Kam tada reikalinga tiesos dvasia, jeigu mes neapsigautume ir neklystume? Tiesą sakant, jau vien pati mintis, kad krikščionis negali būti suklaidintas, yra apgaulė. Mes galim būti suklaidinti. Mes turim visada tą, kaip toliau žiūrėsim, klaidžiamokslių pavojų. Ir tas klaidžiamoksliai yra viena iš tvirtovių. Ir tai tiesiog tokia nuostata, kad tu negali būti suklaidintas, jisai trukdo tolesniai brandai. Tu tiesiog neigi tą, ką turėtum priimti kaip faktą ir sakyti, Viešpatie apsaugok, gal aš šiandien klystu, iš tikrųjų. Aš atsimenu, buvo situacija mūsų šeimoje, kai pradėjo ginčytis, dėl, aš nežinau, ar aš praeitąsyk dalinaus, gal ne čia, gal per maldą, pradėjo ginčytis dėl įsitikinimų, dėl kas teisus, kas neteisus, kas klysta. Ir man taip iškilo iš karto tos vietos iš Biblijos, kai jie dėl maisto ginčijosi. Čia galima valgyti savam paukotą mėsą, negalima. Atsimenate, ne? Ir sako, dėl to, kur turiu aš turiu tas rašto vietas įsirašęs, tarp kitko galim pasižiūrėti. Jo, tai jau pažiūrėsim, tikrai turiu tas vietas. Jo. Vėl, 1 Korintiečiams 10, 23, 31. Viskas valia, bet ne viskas naudinga. Puikiai žinoma vieta, ne? Viskas valia, bet ne viskas ugdo. Ir man tas 24, kai sakyčia gvozdžių daivinistas, niekas tai neieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam. Jeigu tu matai, kad su savo to įsitikinimu
tu nušienausi tą kitą savo brolį, jo tą tikėjimą pribaigsi, tai nedaryk. Jo, ir sako, silpno o romiečiams jau 14:1, sako, silpno tikėjimo žmogų priimkite, tik venkite ginčų, užsibraukim ginčų dėl skirtingų nuomonių. Kiek mes, būkim sąžiningi, užsiginčyti nėra sunku. Pradėjai nuo maisto, gali pabaigti iš vis. Joga gerai, joga blogai. Stovi du giminaičiai ir jau vos nepešęs. Sakau, pabaikit. Ir tas inspiracija buvo. Sako, čia tokia poza, čia tą reiškia. Man sako, čia jokios pozos. Aš nueinu, sako, strečių darau po džimo. Ir ir žiūrėkit, ta kita eilutė, visa, kas daroma ne pagal įsitikinimą yra nuodėmė. Jeigu jis įsitikinęs, kad čia jį nesutepa, tai valgo. Jeigu jis įsitikinęs, kad čia jam ne jogos poza ir čia negarbina, tegul jis daro tą strečių. Kas pasakė, kas čia tas, o kas anas? Mes randam, kaip atskirti visada tas esminis klausimas. Tai sako, koks tavo įsitikinimas. Ir yra tos rašto eilutės, kur tikrai mes galim atrasti. Ir sako toliau, tad liaukime teisti vieni kitus, verčiau pasiryškite nebeduoti broliui akstino nupulti ir pasipikti. Taip paprasta viskas. Čia irgi romiečiams laiškas, 20 jau iki 22 eilutės. Nuo 1 čia iki 22 skaitėm. Viskas yra Biblijoje, taip. Ir tas toks nuomonių. Mes nuomonę turėti reikia, bet ją reikia tikrinti ir vėl, ką mes ką tik perskaitėm ir ką tik prieš tai skaitėm, tarsi prieštarauto, bet gali būti suklaidintas, gali būti apgautas. Ir ko būtent, labai įdomu, kitą klausiau podcastą, ar kas ten buvo, Liz Bivė, kas žino tą moterį, tai jis kalbėjo apie tą New Age įtaką šiandien. Ir tai yra viena iš tvirtovių ir tikrai, kaip yra, šiandien, kai sako, kaip atsiranda tos. Ir gal prieisim, bet jinai paminėjo tokį faktą, kad šita būtent karta millennium, tos kartos jau, kurios eina po to, pirmoji ta millennium, po to ten Z ir kokios ten tos visos, net pavadinime, aš millennium atsimenu visas tos, tai jie, sako, visada yra tas konfliktas tarp kartų, kada, pavyzdžiui, mes savo tėvams sakydavom, jūs religingi, mes gyvai tikintis. Ir čia buvo tas toks, mes iškėlėm save aukščiau, jūs čia nurašėm juos, tarsi jūs religingi, mes gyvai tikintis. Bet šitą kartą, šitos kartos, kur po millennium, jie sako, jūs religingi, mes dvasingi. Ir jie dvasingi, turiu omeny, kad, iš tikrųjų, čia išgirsta kokią frazę, šiandien daug, čia nėra kas, šiandien mus pasiekia daug tų dvasingumo, aplinkui visi žmonės iš tikrųjų sukurti taip, kad ieško dvasingumo, kad tas kaip magnetas yra viduj kažkas, kas traukia link tų dalykų. Kodėl jinai ir sako, ypač jeigu tu turėjai praeitį praktiką, turėjai ryšių kažkokių su okultizmu, buvai įtrauktas tuos dalykus. Šiandien, sako, tu turi nuolatos žiūrėti, pasitikrinti tą alignment, tokį, kaip susilygiuoti, pasitikrinti su savo, pasidaryti tokią reviziją savy, ar tu jau neprisigretinai, nepristraukai, ko nereikia, nes tu kaip magnetas, žinai, kaip alkoholikui neduok ten išgerti, nes jis gali vėlą nebuvusiam, taip čia, žinai, su tuo, kur mes buvom silpni, ten turim budėti teisingai ir sako, ta karta, tas dvasingumas, ką New Age pateikia, tai yra patrauklu labai, tai yra tiesiog ten pilna to dvasingumo, bet ką šita karta turi kokią įdą, kad jie nesutikrina su Dievo žodžiu, jie nesigilina, jie pagauna pačią tą patrauklią frazę, jie galvoja, tai veikia, tai viskas, bet ką ten tam Dievo žodį ir kaip viskas, jie to nedaro ir jie nesigilina. Mūsų karta, mes tą kitaip darėm, ir mūsų taip galbūt sunkiau, tai įtraukti, bet šitos jaunus žmonės, iš tikrųjų, kaip jinai kalbėjo, nes buvo studijoje jaunas žmogus ir jinai, ir jos tomis įžvalgomis dalinosi ir sakė, man patiko ten keletą minčių, irgi užsirašiau, kad šitas amžius yra
pertekliaus, ne, tas perteklius, tas toks ir tas dvasinis alkis, kad neapsigauti iš tikrųjų, taip, ir kad sako, tu turi jo su Dievo žodžiu ir netgi, kaip jin teigia, sako, jeigu aš noriu turėti dvasinį alkį šalyje, kur perteklius, būtina man pasninkauti. Ir vėl nuo ko pasninkauti, nuo tų neteisingų šaltinių, nuo tų atsijungti nuo visko, netgi gal kas atima iš manęs laiką, kas padaro chaosą galvoj, kas pripildo mane šiukšlyną, padaro iš mano vidaus ir kas iš viso Dievui palieka trupinius, vadink, nuo stalo. Jis netrupinių vertas, ne? Žiūrėkit, kai tik pabandom į pirmą vietą pastatyti Dievo, savo dienoj, kas vyksta. Visokie dalykai, ženklai ir stebuklai, kaip pastorė mėgsta kartoti, ženklai ir stebuklai vyksta. Ir tu nebesusigaudai, tai skambučiai, tai ten mašinos padangą nuleido, tai da kažkas, tai visokių rūpesčių, nes tada realiai supranti, kad tas scenaristas, behind the scenes, nesnaudžia, nes tai yra svarbu. Ten, kur nesvarbu, jis sako, eik, gilinkis į tą New Age, taigi tu čia valio dvasingas, bet ten, kur svarbu, ten, kur tu turi tą teritoriją, realiai, į tą pasninką, kai dabar ir buvo pasninkas, man tikrai buvo ne apie maistą jisai. Aš žinau, ką aš turiu padaryti, aš turėjau išmesti tuos, kuriuos apsus nuo savo telefonų, konkrečiai, kur aš žinau, kad vagia mano laiką. Man apie tai ir buvo, matai, kitas laikas, buvo prieš informacijos amžių, žmonėm buvo kitas laikas, šiandien mes esam laikė ir kiekvienam laikė ta pasninko reikšmė, jie atsiveria kitaip. Dėl to jau Izaijo knygoje, kai kalba apie pasninką, tai yra paimta plačiau, ne? Tai nebėra vien valgyk to, nevalgyk to pradžioj, ten viskas išdėstyta, dažnai įstatymė, ką tu liesk, neliesk, ir tas yra dėl kito tikslo. Bet apie šiandien, kad tikrai mes persisotinę ir tas, kad Dievo keisti nereikia ir tie visi dalykai, mūsų visos tos dvasinės disciplinos, jos mus keičia. Jos ne Dievą, jos mus. Ir kaip, sakau, tavo tokia revizija su pačiu savim, kur aš jau esu atsidūręs, kokioje aš esu state, tas būkliai ir nuoširdžiai prisipažinti savo jo ir apie tą milenium gali vykti pati klaida. Ir dar labai svarbų momentą norėjau paminėti. Influenceriai, ne? Ir yra tas žodis dabar apie influencerius. Labai populiaru, nesusirandi kažkokį, kas tave įtakoja, tas influenceris, kas įtakoja. Lygiai mes galim pasistatyti ir apie stabus kalbant, praplėsiu tokį suvokimą, ką aš taip subtiliai ir neišsigaskit, tik taip sėdit visi, tai nenukrisit, kad tavo influencerių gali tapti netgi tavo draugė, tavo pastorius netgi galite tapti. Man patinka, kai mūsų pastorė sako, tikrinkit ir tai, ką aš kalbu. Ta patį sakau, tikrinkit, ką aš kalbu, nes aš galiu žmogiško pridėti. Tikrinkim viskas. Šventoji dvasia yra duota, kad viską tą reviziją pasidaryti. Dievo žodis ir šventoji dvasia duva, kurie mums šiandien padės. Ir tas toks, o šiandien jaunimo tarpe tikrai aš ir matau tie podcastai ir aš pati jau pasiklausau, bet tu atsisėdi ir pamastyk, žinai, realiai, pasižiūrėk į tą žmogų, nes sako, iš tos kitos, apie vaisius, dažną kartą mes taip atrodo protingai šitaip kalba, bet kokie vaisiai gyvenimo, ne? Kas iš to po to? Tu girdi, kad paskui ten nusirito, išsiskyrė, kažkas dar atsitiko. Ir tu galvoji, palauk, čia kažkas tada ne taip. Čia mes galim visi gražiai pašnekėti, ne? Aš galiu, tu gali, visi mes galim gražiai pašnekėti ir visi turim tą dovaną. Tikrai tai yra dovana neatšaukiama, Dievas neatšaukia savo dovanų, pakalbėti kiekvienam šitoj vietoje yra duota. Ir pasitikrinti yra būtina. Dėl to, kada mano mama ten pradėjo žiūrėti kažkokią, žinai, internetinę pranašę, kuri save pranašę vadina. Bet iš to, kas vyksta dabar jos gyvenime, aš matau vaisiai kažkokie netokie, žinai. 14 metų buvo
viskas okei, žinai, prieš 14 metų buvo ta onkologija ir jinai buvo jėgoje, jinai buvo, skelbė ir Evangelija, visi ten kaimo močiutės ir kas ten su kuo jin susitikdavo, kur be būdavo, Jėzus buvo, žinai, jin evangelisto dovaną turi. Kai tu pradėjo klausyti šitą pranašę, jinai užsidarė, jos nebemoko jinai, kad skelbti, kad dalintis gerąją naujieną. Ir tas toks vaisiai, ir galiausiai dabar pačiai sveikata parėjo. Tai tu gali sakyti, o kam tada duris atidarėjai? O kas, ar tikrai tas yra angelas nuo Dievo, kuris atėjo kaip šviesos angelas? Kiek šiandien tų netikrų pranašų, raštas irgi sako, kad paskutiniais laikais ateis ir kalbės, kad čia aš jau Mesijas ir kad aš čia Jėzus, kad sugrįžau, ir netikrų pranašų bus. Mūsų raštas įspėja, Jėzus išeidamas prieš pat pakildamas prieš paėmimą kalbėjo apie tai. Jis paliko įspėjimą, nepaliko mūsų neįspėjęs. Ir tada ir einam prie to, kad jei norim sužinoti, kokios tvirtovės slypi mūsų gyvenime, mums tai reikia ištirti savo širdies nuostatas arba mąstymo sritis, kur vilėmės tik Dievu, tai yra išlaisvinta jau. Kad ir susirgom ir vilėmės Dievu ir žinom, žinai, ką žodis sako ir viską. Ir jeigu mes pradedam toj vietoj, panikuoti, stresuoti, emocijos duotos kiekvienam, aš nekalbu apie tai, kad mes jeigu emocija sukilo, tai yra okei, jin ir man sukilo, man tą dieną buvo liūdna, buvo baisu, gal vadink, bet tu grįžti į tą stabilę būseną, ne? Vis tiek Dievas sako, vis tiek aš esu toj audroj, come on, tu prisimeni rašto vietas, tu vėl stabilizuojas teisingai. Ir tačiau toje srityje, kur viskas atrodo beviltiška, kai tau atrodo beviltiška, galvoju, koks Dievas dabar visus myli manęs, ne, beviltiška. Dabar jau man viskas čia žlugęs. Ar tai būtų finansai, ar tai būtų beleka santokoj problema, ar tai būtų santykiai, santokoj, nesantokoj, karjera, tarkim, ir tu beviltiškai jauties, ir tu jauties taip ilgokai beviltiškai, tas beviltiškumas į depresiją, žinai, perauga. Tai čia yra tvirtovė, čia yra tai, su kuo reikia tvarkytis. Ir jeigu pats nesusitvarkai, nieks nesako, girdėkit, ką aš sakau, aš nesakau, kad tu pats turi susitvarkyti su tuo. Tu eik ieškoti pagalbos, yra visokia pagalba. Yra pagalba pastorius, yra sielovadininkai pagalba, yra konsultantai, yra kaip ir pas daktarą eini, žinai, dabar mama nusiuntė pas onkologą, nes tas specialistas miestelį pasakė vieną stadiją, ten onkologas kitą. Kiekvienas aukštesnio rango specialistas, fizinių ligų atveju, jisai labiau kvalifikuotas. Tai čia lygiai gali būti žmonės su ta dovana, kurie gali tau patarnauti, nei pas bet ką. Paklaus Dievo. Tarp kitko, svarbus momentas, eiti, bet ką darant, ar ten išgydymas fizinis, ar ten sielinis, klauskim pirmą Dievo, prašykim jo vedimo. Variantų nuo iki. Kiekvienu atveju gali būti nuo A iki Z. Tu gali ten nueiti, gali iš tos panikos pasiimti 100 knygų apsistatyti, nieks neveiks. Gali ateiti vienas žodis nuo Dievo, sakys, eik ten, žinai, ir tu nueisi, pasiimsi, gausi. Man liudijo neseniai žmogus, sako, artimas žmogus sako, aš tiek metų jaučiau, kad kažkas nenormaliai su tais jausmais nereaguoju, žinai, tikintis žmogus. Sako, ryžausi pagaliau, žinai, paprašyti, pasiieškoti pagalbos, klausiu Dievo kur, nes ten buvo keli variantai. Ir jie nukreipė į Klaipėdą, ten yra moteris tikinti, kur konsultuoja, nes bendruomenės tam miestelį nėra, žinai. Ir nėra kur pasikreipti iš tikrųjų. Taip ją toliau nukreipė. Ir jin dabar kartą savaitę susiskambina ir jin sako, man lengvėja, man aiškėja, man nesuprantu, pas ją atsirado, kodėl ji nebegalėjo laukti, kosulys, kurio nieks neranda priežasties. Kur be buvo, jokie medikai neranda, 3 metai kosulys. Tai kai sako, tu nerandi priežasties ligai, yra dvasinis dalykas, sielinis, kažkas. Ir jinai sako, man dabar lengvėja kažkas, man aiškėja, man kyla dalykai, skausmingi netgi dalykai, kurie buvo tiesiog
užgniaužti, sugrūsti, suignoruoti, kur net neaišku, kada kas padarė. Nu tai va čia ir taip pereinam prie tos, kad pirmoji, sako, tos priežastis, tvirto atsiradimo, tai vaikystėje va, meilės gausa arba stygių, žinai, kai tu, nu, va, jau mamos iščiose, ne vaikas, va, Silvija laukėsi kūdikėlio, tai va labai svarbu tas, kad, reiškia, išvengti tų tvirtovių dar va kūdikių jau iščiose esant, kad jos neatsirastų. Bet po to jau, kai gimsta bendramžių vertybės, ten aplinka, kurioje auga, žodžiai, kuriuos pasako ne vaikui, myliu, ten nemyliu, ten kažkokius kitus suvarančius tekstus galim išsprūsti. Nu tai gali jie išsprūsti, ką daryti, žinai, išsprūdau, ką toliau daryti. Bet jeigu jie nuolatos, žinai, tas vaikas auga tokioje aplinkoje, jo, ir tarsi jie įmontuojami ir įauga tarsi tą mąstymą, žinai, jie sako, iki 7 metų kažkur va tavo vaiko, kaip jis geria tiesiog viską, jis geria kaip tas sugeriamas popierius, jis geria ir po to jau nu, kitas likęs gyvenimas naudoja visas savo, nu, kitą likusį visą gyvenimą tos programos eina į apyvartą naudojamos. Nu ir po to, kai ką reikia koreguoti ir matosi iš mūsų neadekvatumo kažkokios srityse, iš to, kaip mes kažkur kenčiam arba kažkas negalim prasiveršti, tiesiog negalim išnaudoti, nu, jaučiam tą ir pašaukimą, bet tos baimės kažkokios, dar kažkas yra tikrai, nu, kaip tokie va ženklai, kur Dievas sako, sureaguok, čia yra nenormalu, nes tu ištisai su tuo kaunės ir nenukauni tai nieko. Ir sako, va ta įdomi mintis, iš tiesų daugelis supratimo apie gyvenimą mes laikome savais tik todėl, kad nežinome, kaip kitaip mąstyti. Dažną kartą dėl to, kai paima, ypač kas pradedam Bibliją skaityti, ne, nu, visą laiką tu kartais atrandi, galvoju, čia pasirodo, va ne taip, tas įstikinimas tarsi būna konfrontuojamas jau Dievo žodžiu, bet kaip jį išrauti, nesako, jis ten kaip įsikeroja, žinai, jis instaliavęs, jis gali, sako, laikas gydo žaizdas, nu negydo laikas žaizdų, jas tik dar labiau pakasa, ten, žinai, kai aš žemėje ten tulpiai sodini, 1 metą jinai būna labai arti paviršiaus tas svogūnėlis, jeigu tu jo neišimės, vis gilyn eina, tai tas skausmas vis gilyn eina, bet jis niekur nedingsta, jis neišsinstaliuoja pats. Nu va, ir dar tokį pavyzdį, va, vėl prie okultizmo, astrologija, ne? Nu, kas turėtų reikalų su astrologija? Galit pakelti rankas, savi visi, ne? Ką? Nu, šimtai tūkstančiai tikinčių yra nesąmoningai, netgi kiti sąmoningai, kiti nesurišti su zodiako ženklo charakteristikų, savo zodiako ženklo charakteristikų bei silpnybių. Mes vis tiek esam girdėję tą informaciją, ne? Ir jinai pasisėjo ir mes nenori, būna momento, ne, kad taip sąžiningai pradedi save identifikuoti su tuo ženklu. Nu ir sakysi, kas čia blogo. Ieškant savo tapatumo, šis apgaulingų faktų bei iliuzijų mišnys įsigėrė žmonių sielas, pasilikdamas ten iki šios dienos ir būdamas visiškai priešingas Dievo keičiančiam darbui. Tu tarsi save įdedi tą rėmą, kur ten tau pasakė, ir viskas, Dievui nebeleidi veikti, nes tu tiki, kad būtent tai yra tavo tapatybė. Ir čia atrodo toks nekaltas dalykas, bet tie horoskopai nusipirk kokį. Aš kartais, nu tikrai, pradedu vartyti žurnalą kažką, netgi dabar internetu ten kaip etsus tos priedus meta. Visur ta astrologija, tiesiog burtininkavimas, tiesiog alkis didžiulis žmonių, ne šitiem dalykam. Nu, jo, ir toliau, nu tai va, ką aš ir minėjau, kad sako, ir šventas raštas moko, Hebrajams 13:7, atsiverskim, kad nebūtų čia, kad aš pasakoju ir nesiremiant raštu, Hebrajams 13:7, ką mes čia perskaitysim, va, 13:7. Paskutinis Hebrajų laiško skyrius ir 7 eilutė. Galit nesiversti, aš tiesiog paskaitysiu. Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį, įsižiūrėkite jų gyvenimo pabaigą, sekite jų tikėjimu. Ir toliau, kad Jėzus Kristus tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Nepasiduokite suvedžiojimui,
įvairių svetimų mokslų. Gera, kai širdis sustiprinta malonės, o ne valgių nedavusi naudos tiems, kurie laikėsi nuostatų dėl jų vartojimo. Čia va, grįžtam prie tos vietos, kur minėjau, kad jie ginčinosi, ne, kur galim ir paskaityti, mes turime aukurą, nuo kurio valgyti neturi teisės tie, kurie tebe tarnauja padangtai. Nu ir toliau, žodžiu, bet esmė, kad pažvelkime to žmogaus gyvenimo vaisius, tada tegul ir renkantis ar jis tave čia ką moko, tikrai yra vaisiai jo gyvenime. Ar šitą ar kol kas pasipatį, žinai, kažkoks ieškojimas tos tiesos, o tiesa užrašyta Biblijoje, tiesa liudijama per šventąją dvasią. Ir toliau, jeigu kas Kristuje, tas yra naujas kūrinys, kas sena praėjo, štai visa tapo nauja. Labai žinoma rašto vieta, ne 2 Korintiečiams 5:17. Ir dabar tai apie ką čia, kad naujas kūrinys, bet tuo naujų kūrinių siela netampa iš karto. Tai yra procesas, ne, kai kalbėjom. Ir tai, kad viskam netgi mūsų protiniams ir fiziniai išvaizdai yra tas šansas keisti su Dievu. Bet su Dievu mes kaip patys pradedam keisti savo išvaizdą, ne? Tarp kitko, taip net ir buvo graudu ir tikrai čia, kai tu parašai tada, kad moteris numirė ir nebeprikėlė, ne, tos 40 metų dėl grožio procedūrų Turkijoje, ne, kur tiesiog atsitiko, kas atsitiko. Širdis, tai čia tikrai, aš ir dabar su tom Turkijom iš tikrųjų, su visais tais pagaunamus tas pasaulis, tai čia prie to įvaizdžio viso, kad aš turiu taip atrodyti, ne kitaip, bet iš kitos pusės mes ne apie tai, kad nesikeisti, bet klausimas, kaip aš pasirenku keistis. Gal Dievas ragina keisti gyvenimo būdą, kaip jau ir kalbėjom, sportuoti pradėti, maistą kitaip žiūrėti, ką valgau, ten kažką, bet tai vyks iš lėto, be jokių tų drastiškų tokių. Nuvažiuoju, sustvarkysiu, žinai, per vieną dieną. Nuvažiavai, sustvarkiai, bet po to klientai atėjo, kur aš dirbu į parduotuvę, juvelyrė sako, oi, sako, mano draugė dabar sako, noriu kažką jai nupirkti, tokia liūdna, kas yra. Sako, grįžo iš Turkijos, pradėjo blogėti sveikata, ten nuvažiavo pilvą pasitvarkyti, žodžiu, ten riebalus ar kažką nuiminėjo, bet narkozę davė ir ją išėmė inkstą. Grįžo be vieno inksto, jinai nežinojo, pradėjo tikrintis pas daktarų, pradėjo tikrintis pas gydytojų. Sako, ponė, sako, jūs neturite vieno inksto, kada jis jums pašalintas, o jinai, žinok, vos nepalpo ant to stalo. Sako, kaip aš neturiu vieno inksto. Jinai buvo sveikas žmogus iki tol. Tai tokia kaina už tą išvaizdos keitimą be Dievo. Tai atsargiai. Aišku, kai tu su Dievu ir tą pačią Turkiją, jeigu tave veda, tu saugiai nuvažiuosi ir parvažiuosi. Aš ne apie tai, kad dabar įbauginti. Bet iš tikrųjų yra Lietuvoje puikių daktarų. Eglė važiavo dabar, jeigu kam reikia dantis tvarkytis, tikrai yra gera klinika. Mūsų jau ne vienas ten tvarkėsi, implantus vadėtis, važiavo konsultuotis. Pigiau negu čia tikrai, bet į Turkiją, nežinau, žinokit. Kažkaip jau aš čia galvojau, gal tikrai, gal ten, neturiu to vidinio užtvirtinimo, neturiu. Gal kažkas turi, tai važiuokit, tam šventuoju. Jau kad po tos istorijos, tai va, netgi jūsų jo protiniai gabumai, esu girdėjus istorijų tikrai, kad berniukas buvo atsilikęs sūnus mokykloje, labai buvo. Tai tėvai tiesiog išpažindavo Dievo žodį. Autizmo atveju, girdėjau porą liudijant, kad nustatė jau tą siuvėją, žinai, kur yra jau labai ten, toks, jau aš matau savo gatvėje, vyrukas, 2 broliai, vienas plikt pradėjęs, kitas jaunesnis brolis, laksto, ten tas siuvėja autizmas, užsilipa ten ant stogelio, ant palangių, ten paukščiais ten burkuoja, o tėvas pražylęs kaip obelis, žinai, 2 sūnus yra tokie, žinai. Tai, o su Dievu įmanoma. Tai aš girdėjau liudijimą poros, kuriems taip atsitiko su vaiku, po to, kai jie medicinę procedūrą vieną atliko, žodžiu, neminėsim ką, bet jiems atsitiko su tuo vaiku staiga pasikeitė tas vaikas ir jie suprato, kad čia yra Sirijas, jie pradėjo, žinai,
melstis Dievo, prašyti išpažinti, šiandien jisai yra visiškai be jokio požymio, visiškai dirba atsakingą darbą, o ten netgi tą mokyklą jau, kaip sakyti, jis atskirtas viską buvo. Tai va, su Dievu einant, tie pokyčiai įmanomi ir jis toks, va, yra jis toks pat, va, per amžius, jis buvo toks, jis gydė. Tarp kitko, Jėzus savo tarnystės, va tos jau kaip nuo 33 metų metu, jisai 75% kažkas paskaičiavo, laiko skiria va, būtent ligonių gydymui ir išlaisvinimui žmonių nuo piktųjų dvasių. Tai ką tai mums sako? Kad Evangelija ta pati, bet mes pametam, suprimityvinam. Šiandien kaip niekad pasauliui reikia tų ženklų, nes jeigu mes jau nedarom, ateis piktasis ir darys Dievo vardu ženklus. Ir darys. Ir čia ne tam, kad pasirodyti, bet ir iš kitos pusės sakau, bet tų ženklų nebūtų išvedęs iš Egipto Mozė tautos. Bet tų ženklų kartais mes, be tų degančių krūmų mes negalim patraukti dėmesio. Ko dar trūksta šitam persisotinusiam pasauliu? Va tada, kada jau gydytojai pasako, nėra išeities, yra proga. Ir tada aš tikiu, Dievas stovi šalia ir jis nori to šansų. Jis nori. O kai bus taip? Vien dėl to, kad kažkada meldžiausi nepagėjo, aš neturiu teisės sustoti to daryti toliau. Nieks man nedavė tos teisės, Evangelija ta pati. Jėzus irgi ne visus išgydė, bet jis gydė, jis nesprendė, kuriam jisai matė žmogaus tikėjimą, kitur kitaip buvo, kiekvienu atveju kitaip, bet jisai tą darė, praktikavo, kaip sakyti, Evangelija gyva, tikra, ta, kuri buvo tada. Sako, dar jūs darysit stebuklus ir ženklus dar didesnius negu aš dariau. Tai ką tai reiškia? Jisgi mums pasakė apie ženklus. Tai va, kažkaip, kai ateina tos situacijos, tai va, tada viską tą tu prisimeni. Dėl to, kada yra ramusis periodas, Dievas duoda mums ramiai pagyventi. Viso to kaip ir nereikia. Mes, kaip ir kažkokį kombainą, žinai, tu pasidedi spintelę, bet kai ten reikia bulvę sustarkuoti, išsitrauki, žinai. Tai čia va, nereikia galbūt visada, yra periodai gyvenime, kada tu ramiai gyveni ir tau taip viskas slauli, lėtai, tyliai juda, bet ateina tos audros. Ir tada jau ir Dieve, tu prisimeni tada viską ir raštai eilutes ir prisimeni, kas tau yra pažadėta ir tai yra okei. Blogai būtų, jeigu neprisimintumėm. Blogai. Ir antra ta tvirtovė yra mūsų patirtis. Ta bloga patirtis gali būti. Kažkada, gali būti, pavyzdžiui, kaip paprastais pavyzdžiais, laikiau vairavimo egzaminą, neišlaikiau, ne? Ir ta bloga patirtis, tu eini, ko tu tikiesi, kad vėl neišlaikysi. Ar tu eini tikiesi, kad išlaikysi, žinai. Mano duktė iš antro karto išlaikė. Jis sakė, aš dabar išlaikysiu, sakau, amen, ir laiminu tave. Ir tas instruktorius, kuris būdavo griežčiausias, tą dieną jai papuolė, bet jis buvo sustraumavęs ranką. Aš nemanau, kad čia taip, žinai, gali sakyti, bet jis sakė, buvo kaip šilkinė pilna, jisai ten, ir aš sako, tik pradėjau prisiparkuoti prie to bordiūro, jau dar žiūriu vietos trūksta, jisai, okei, viskas gerai, čia užskaitom, važiuojam toliau. Ir toks kontrastas, prieš tai toks moteris buvo instruktorė. Ir ta kai pamatė jos, reiškia, instruktorė, tas egzaminatorius, reiškia, instruktorė, kurią ją mokė vairuoti, sako, tau ir papuola, sako, čia tas, žinok, taikykis. O jis buvo geras ir tai kas, ir toks geras, kad ten tik, ją matyti tą ranką gal skaudėjo ar kažkas, kad tik greičiau, žodžiu, ir ten sako, galvoju, dabar tai jau turbūt bus jau, kažką jau sako, jau viskas turbūt gerai, viskas gerai, žinai, ir jisai toks, malonė Dievo, supranti? Tai ką norėjau apie tai ir pasakyti, kad įsitikinimas, kad ta patirtis bloga, jinai nenulėmė, jinai nediktuoja, bet jin gali būti kaip tvirtovė. Jo vadinam realybė, po to jie kaip realybė, ten kažkas, pavyzdžiui, kas gali būti dar iš to patirtis. Nesisekė, nesėkmė ten kažkokia finansinė, vis finansai blogai ir tu nebetiki jau, kad gali būti kitaip, nors tu žinai, ką Dievo žodis sako, ne, bet tu galvoji, tai 10 metų niekas nevyko ten, va tam, tas namą nusipirko, tas anas ten, o man tai nieko čia nevyksta.
ir gali va su tuo susitapatinti. Tai čia taip paprasta, ne? Viskas neatsitinka. Kartais atsitinka staiga, bet kartais va, toksai, tos patirtis besikartojančios, negatyvios, jos palieka tą tokį, vadink, pėdsaką, kur Dievui nebelieka vietos irgi jo žodžiui. Ir čia yra ta tvirtovė, kad nugriautume visas savo patirties tvirtovės, privalom suprasti, kad Dievas išlieka teisingas, o kiekvienas žmogus melagis, taip raštas sako. Romiečiams 3:4, netikit, paskaitom. Labai čia gerai skamba. 3:4 pavartom. 3:4. Aš toj radau jau, paskaitysiu. Nieko būdu. Dievas išlieka tiesiakalbis, o kiekvienas žmogus melagis, kaip parašyta, kad tavo žodžiai būtų pripažinti teisūs ir laimėtum, kai esi teisiamas. Tai va, Dievas nėra melagis, jis tiesiakalbis, o žmogus, kuris ten kažkas, pavyzdžiui, gali būti, kad, kaip ir kalbėjom, pasakė, ne žmonės pasakė, jie melavo, jie nesuprato, ką sako, bet tu priėmėjai už tiesą, kad tu ten negraži, ar ten kažkas nevykėlis, kaip tėčiai esu girdėjus savo sūnui, tokius komplimentus pasako, galvoju, žmogau, ką tu sakai, kitam vaikui, va dabar tas ir įsmigs į širdį. Tai jisai melas sako, tiesa yra visai kitokia. Jis meluoja, jis savo vaikui meluoja, pats to nesuprasdamas, nes pati greičiausiai tai panojo tai žodžiais vaikystėj. Ir klaidžiamokslių, palauk, iš čia dar gal. Jo, tai va, ir apie tą, kas valdo tą gyvenimą, tikrai Dievas ar patirtis. Ir tie išgyvenimai, kurie netitinka Dievo žodžio, subtiliai jie įteigia mums, kad Dievas nėra tas, kas sakosi esąs. Matai, už to viso slepiasi vėlgi kas? Tas melagių tėvas. Jis bando įtikinti, kad Dievas nėra tas, kas jis sakosi. Kad jis nėra tas, kuris aprūpina tave. Kad jis nėra tas, kuris myli besąlygiškai. Žiūrėk, pas tave vyksta dalykai gyvenime, patirtis, pažiūrėk, kokios ten ištisai kažkas numirė, kažko netekai. Ir aš turėjau 100 kartų savo gyvenime tai pagalvoti apie Dievą, pasipiktinti juo. Kai likau su vaiku neužaugusiu viena, žinai, kai vyrą pasiėmė Dievas, galiu sakyti, buvo dar daugybė atvejų, galėjai ir tos mintis buvo labai arti, žinai, čia nereikia meluoti, žinai, jos buvo, bet tu jas atpažįsti jau, tu jau žinai ir tu tiesiog tada resist, kai tas yra žodis, tu išstoji prieš tai. Ir privalom dėl to sergėti savo širdis, juk ką Biblija sako, su visus stropumus saugok savo širdį, nes ten kyla, kad mūsų gyvenimo įvykiai, kurie nedaro mūsų panašių į Kristų, nesuformuotų klaidingo supratimo apie gyvenimą. Ir tada mes pasirenkam, kad tikėti Dievo žodžiu, kad Dievo aprūpinimas yra amžinas. Ir tai reiškia, kad jeigu nebuvau išgydytas, aš vis tiek renkuosi tikėti, kad išgydymai vyksta. Ir jie vyksta mano gyvenime, ne tik kitų žmonių gyvenime. Ir paskutinė, ta klaidžiamokslo tvirtovė. Ir ta klaidžiamoksliai gali vykti taip pat per, pavyzdžiui, klaidžiamokslis, kaip tokia jau subtiliausia klaidžiamokslio forma, galim paimti, čia minėjom, New Age'as, ten tie jehovistai, ne, čia mes visi tą suprantam. Bet kažkoks influenceris, ir mes nepasitikrinę, iš kur ta informacija ateina, galim pagalvoti, jis čia krikščionis, bet jis greičiausiai netgi irgi galbūt mormonas ar kažkas. Bet bažnyčiai gali būti, kad mes patikim, kad, pavyzdžiui, bažnyčiai gali būti teigiama, kad šventosios dvasios krikštas nebūtinas, kad tai yra nebūtina. Nes tai yra juk jėga, ne, kaip nebūtų, bet gali tokia doktrina būti. Ir tai tu priimi kaip tiesą ir ko tu netenki, tu apsigauni, tu tada turi įsitikinimą. Arba toks žmogus, kur atėjo iš bendruomenės, kur buvo teigiama, pavyzdžiui, pas baptistų, aš atsimenu, mano vyras vienu metu buvo pabėgęs, supykęs ant vyresnių ir pabėgo baptistų bendruomenė Lietuvoje. Bet aš nesusikoperavau su juo, sakau, grįši, sakau, eik. Ne, sakau, nematau čia, kad mes turime būdą išeiti. Sakau, tu pasižiūrėk ten. Ir ilgai tas netruko. Kai jis pradėjo melstis kalbom ir priėjo vyresnysis, jam taip sako, pas mus čia nesimeldžiama kalbom.
O atsisuko mano vyras, nesimeldžiama. Tai sako, jūsų čia klaidžiamoksliai, čia ką jūs čia žinai, Biblijos nežinot. Tai sako, rinkis, jeigu nori čia likti. Pas mus tokia doktrina. Tada pasiėmė savo rankinuką ir parėjo namo. Žodžiu, neilgai. Nu, čia vat, mes kaip vaikai kartais elgiamės ir vadink, čia tokia nekalta ta doktrina, nekaltas tas klaidžiamokslis, bet iš esmės tai yra labai kaltas. Labai apvagiantis, vadink, jisai apvagia mane kaip. Jeigu aš, reiškia, atmetu šitą Dievo paliktą šventosios dvasios krikštą, kaip būtina mano jėgai reikštis per mane, tarnavimas mano nukenčia nuo to, mano visas gyvenimas nuo to nukenčia. Ir aš mačiau savo senelių gyvenimą, jie buvo tikintys katalikai praktikuojantis, tikrai močiutė ten klaupdavosi, babytė ant kelių, kiekvieną vakarą šiušnė užėjai ir gyvai meldėsi, tą maldaknygę pasidėdavo, kažką paskaitydavo, bet paskui kalbėdavo su Dievu gyvai. Bet jie nežinojo apie šventosios dvasios krikštą, niekas jiems nebuvo kalbėję ir tai buvo jų nenaudai. Jie daug ką prarado dėl to savo gyvenime. Dievas kažkaip galbūt naudojo juos ir saugojo, tai neatšaukė jo besąlyginės meilės, žinai, kiekvienam tikinčiam Kristumi, bet jie neturėjo svarbaus įrankio savo gyvenime. Taip tai galėčiau netgi sakyti. Todėl tas asmeninis, vėl prieinam prie to, kas yra koks vaistas, kad nesusiklaidintume. Yra studijavimas vėlgi to pačio žodžio, vėl tas pats asmeninis ryšys su Dievu ir mes niekur nuo to nepabėgsim. Šiandien vienintelis būdas nesuklysti, neapsigauti yra išlikti artimam santykiui su Dievu. Naujo kažką pasakiau, nieko, bet važiuoja, kaip toli tas gali arba pasitarnauti mūsų gerovėje, arba nutolinti, įvesti kažkokius žabangus. O pinklių pilna, patarlės, kai skaitom, ten apsaugos mano kojas nuo pinklių, apsaugos mano kojas nuo žabangų. Ir velnias gudrus, žinai, tu gavai vieną smūgį, atlaikiai, bet žiūrėk, Dovydas, Dovydo atveju, atsimenat, kai jisai nusidėjo, atgailavo čia viską už tą savo nuodėmę, kai jis ten neištikimas buvo su Bečeba, kai ten po tų visų įvykių atgailauja, to sūnaus netenka. Bet po to, kas vyksta, jam sakė, neskaičiuok, o vis tiek jis suskaičiavo savo tautą. Karius, vėl jau tos toks išdidumas pakilo. Čia pat vienas Libinas nukautas, čia pat kitas kyla. Ir toks vat, budėkim, atrodo, net nėra laiko atsipalaiduoti, tu visą laiką tokioj budėjimo būkliai. Todėl, kad tikrai taip ir yra. Yra tos išeiginės pas Dievą, kaip aš sakau, dabar yra šabas, mes sėdim atsipalaidavę, bet yra ta kasdienybė, kur tu realiai matai jau velniai lipa ant sprando, ar tavo vaikui, ar tau pačiam, žinai. Ir realiai, tai yra kova. Va, kaip čia ir parašyta 3 kovos laukai. Gal jų yra daugiau, koks laukas tavo gyvenime šiandien. Žinai, kūnas, kūniškumas, kas velniai puola. Kartais kūniškumą tiesiog naudoja mūsų, nereikia ten nei tų velnių. Kūniškumas sudirba ir viskas. Ir ten paleidi, žinai, visą savo karinę ant vaiko, ten ar ant ko. Čia net ne velnis, čia tu pats, žinai, davėjai savo kūniškumui tą užtvankai pralūžti. Tai va, netgi ir mūsų mokytojai visiškai nepiktavališkai gali skleisti klaidingas doktrinas. Tai va, viską tikrinti. Ir jei tai, ko mus moko, neveda Kristaus meilės, jo šventumo, jo jėgos link, jei šiuose dvasinėse dimensijose mes nesame ruošiami Jėzui ir per Jėzų kitiems, toji doktrina yra tvirtovė, kurie apriboja ir spaudžia mus. Tuo ir tikriausiai jau reikėtų ir pabaigti. Ačiū, kad šiandien prisijungiai ir žiūrėjai pamokslą. Dėkojame visiems, kurie palaikote mus maldomis ir paremėte finansiškai. Jeigu norite prisidėti aukomis, tai galite padaryti lithuanianchurch.org/paremk.